Dievo karalystėje vertybės apversos aukštinkojomis. Pasaulis sako, būk pirmas, laimėk, įrodyk savo vertę. Tačiau Jėzus moko priešingai. Didybė matuojama ne valdžia, o tarnystė. Jei kas trokšti būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas, mokė Jėzus Morkaus Evangelijoje 9 skyriuje 305 eilutėje. Pats Jėzus parodė, ką reiškia tikra lyderystė. Jis, būdamas viešpas, nusilenkė ir plovė savo mokiniams kojas. Tai nebuvo silpnumo ženklas, bet meilės ir nuolankumo jėga. Tarnauti nereiškia būti mažesniam, tai reiškia būti panašesniam į Kristų. Dievas neieško žmonių, kurie nori būti svarbus. Jis ieško tų, kurie pasiruošia mylėti tyliai, padėti nesitikėdami ir duoti be dėkingumo. Tik tokia širdis atspindi jo šlovę. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet kad pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Morkaus 10:45. Tarnauti tai gyventi ne dėl savęs. Tai pažeminti save, kad pakelti kitą. Tada tavo gyvenimas tampa panašus į Jėzaus gyvenimą. Ir būtent tokį žmogų Dievas iškelia savo laiku. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas. Ir kiekvienas, kuris save žemina, bus išaukštintas. Luko 14:11. Ir pamastymai. Tikras didingumas nepasiekiamas, o parodomas per tarnystę. Kristus buvo karalius, kuris tarnavo. Ar aš pasiruošęs būti tarnas dėl jo vardo?